Spėju, kad įsijungus jūsų reakcija buvo, ką tas čia vėl daro. Tai jo, vėl pasikeitė planas. Nusipirkau, žodžiu, vakar važiavau į Timberį pirkti balkių anai pusiai, kolų, žodžiu, stogui. Pradėjom kalbėti apie polius, kad per trumpi, matė Timberis mano tą epizodą, kad per trumpi, kad reikės ilginimus daryti. Ir sako, blemba, bet tai kodėl tu nenori U formos polių? Sakau, tai koks skirtumas? Tai toks, kad sako, 1,3 m, ne metras. Jie man sakė, aš neužfiksavau, ne tai, kad pamiršau. Esmė ta, kad man užtenka to 1,3 m. Tai pasiimu 1,3 m. Aišku, sakysi, bet tai ten belia kaip iškilė, ten tikrai neįsigrėžė ten metras ar 1,20 m į žemę. Tai nežinau, ar sekat, ką pasakoju, bet aš čia visur lyginsiu žemės. Tai va čia bus grubiai 0, čia gal netgi biški dar pasikels ir tada aš viską lyginsiu. Sukelsiu šitą galą ir tada už namelio bus kritimas. Tai susikel žemės ir čia gausis koks 1,10 m, 1,15 m polis žemėje. Tai užtenka, tikrai užtenka. Tai pergrįžiu polius, nes tada nereikės man žaisti su aukštinimais ir aš galėsiu viskas. Va, jau šiandien renkuosi čia karkasą, kitoj pusėje irgi tos 4 pergrėžiu, statau kolonas ir užsimetu bent kelias gegnės pasižiūrėti, kiek išsikiša čia tas stogas ir panašiai. Nes aš noriu stogą bent jau plėvelę užsidėti, kad galėčiau šitą nusardyti, nes kas kartą, kai lyja, viskas ten šlampa ir viduje šlampa, tai vat, stogas yra mano prioritetas šiai dienai, o kad iki stogo daryti, reikia šitus padaryti, tai va, kad nežaisiu praukštimus, ką laiko šneku. Tai žodžiu, tai va, nusprendžiau, kad, ką darysi, ten tą pusę dienos ant išmetimo paliksim. Pasitaiko, ne, kam nepasitaiko. Čia jeigu seksit mano šitą Odisėją, tai dar ne tokių cirkų pamatysit. Apie šitą įrankėlį bus mano Instagrame, o gal net ir į YouTube įkelsiu kaip šortą, kaip jo naudotis. Tai irgi iš Timberio. Pasiėmiau kolus, pasiėmiau polius, pasiėmiau tą. Dirbam. Dirbam! Taip, turėtų būti. Iški prakeisim. Ten uždėsim, kad susijungtų. Ir va taip va. Čia dedu impregnuotą, nes vis tiek dugnas. Jisai čia neužsidarys labai, nepasislėps. Tai čia dedu impregnuotą. O sienas jau darysiu iš paprasto, neimpregnuoto medžio. Gerai. O kodėl reikia varščiokų pirštinių? Įsuko. Čia dar nieko. Būna įsuka taip pirštinė, pagauna pirštą, taip užsuka ir dar pirštą paskui tavo užveržia, kad atrodo, kad apsimyši. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nesu apsimyšęs. Meluoju, iš tikrųjų, nesu. Net nesu. Paskui viską reikia perkalt dar ir vinim. Kodėl reikia perkalt, sakysit? Todėl, kad varžtai lūžta. Vinis nelūžta. Kaip be būtų primityvu, atrodo, vinis, kaip senoviai. Bet vinis yra vinis. Taip, jeigu darant karkasą, pavyzdžiui, terasai, čia tai aišku negaus nei vandens, nei drėgmės, nieko. Bet jeigu, tarkim, čia būtų atvira, tai šitie visi sujungimai yra blogai, nes čia patenka vanduo į tos tarpus ir tada prasideda puviniai. Tai reikia stengtis vengti medžio glaudimosi tarpusavį. Aišku, ten kaip dedi intarpus, tai neįmanoma to išvengti, bet tokių sujungimų reikėtų stengtis išvengti. Paskui, aišku, reikės ištemti šniūrą, kad būtų tiesų. Galvoju dar paskui dėti vieną pagalį taip ant viršaus, bet čia aukštis. Susižiūrėti reikia aukštį, polių, nuo ko įmė į aukštį. Tai polio aukštis yra balkio, kuris yra po nameliu apačios aukštis. Ne, meluoju, biški meluoju, keliais centimetrai žemiau. Nes lazerį pasidėjau, tai buvo lazeris ties apačia,
o lazeris, man atrodo, 6 cm yra nuo, tasme pas lazeris nuo nivelyro pačios. Jo, tai tada va šitas yra apie 6 cm žemiau negu ano balkio apačia. Teoriškai vėlgi momentas, reikėtų iš tikrųjų pirmiau pasidaryti grindis, pasidaryti karkasą, žodžiu plokštę, intarpai, rėmas, vata, vėl plokštė ir tada ant grindų rinkti jau sieną. Galima ją susirinkti tiesiog šone ir paskui pastatyti. Bet kaip ir minėjau, mano prioritetas dabar yra stogas. Tai dėl to aš pradedu nuo sienos, o paskui prie tos sienos tiesiog jau grindis susikonstruosiu principę kaip terasai. Pasidarysiu karkasą, tik tais bus tragiškai sudėtinga prisisukti plokštę. Tragiškai, pabrėšiu, sudėtinga. Tragiškai. Nu, bet aš neturiu pasirinkimo. Blogai? Nu, gal ir ne pats geriausias variantas, bet ką darysi? Turim jau, ant čia dabar rinksim. Tai jo, iš tikrųjų, greičiausiai, kad darysim taip, kur ta lenta, kur aš mačiau. Ar tu ją matei? Ji gražesnė, nei tu man sakei. Ar tu ją matei? Debilas. Greičiausiai jo, reikėtų. Nu va, aš turiu šitų, ne? Čia irgi tas pats medis, tik tais jis jau čia guli kurį laiką. Bet va jį dar ant viršaus, jeigu užmetus, tai gausis dar susitvirtina tie. Užsidengia tas, ne? Ir prasiaukština. Jaučiu taip reikia ir padaryti. Tai bus toksai. Vis tiek, čia yra apatinė konstrukcija, kuri iš principo laikys stogą. Nes stogas laikysis realiai, nu, šitam gali ir anam galiam. Šonuose niekas ir nelaikys. Jo, tai darom taip. Prakišam dar kitaip, kad viskas susirištų. Patys girdit, ne? Patys viską girdit. Nu ir vat, to, kurį norėjau ir nerandu. Aišku, aš ir neapsirengęs tinkamai. Šiaip tokiam darbui turėtų būti kelnės darbinės, su daug kišenių, kur varžtus gali susidėti. Tas yra patogiau. Bet, ta prasme, aš visą gyvenimą esu su darbo rūbais. Ir norisi bent jau filmuojantis apsirengt kažkaip, nu, kad tipo į žmogų panašesnis būtum. Su žmonių rūbais. Norit seksistinį bairį? Jaučiu, aš turėjau gimt moterim. Kodėl, Lauryna, jūs klausėt? Todėl, kad vis kažką mėgstu į burną kištis. Geras bairis. Galvojau karjerą daryti stand-uperio kažkada. Negalvojau. Aš ir taip komikas, pasižiūrėkit jūs į mane. Komediantas. Ne kitaip. Vėlgi, komentarai. Gavau komentarą iš ponios Dovilės. Jeigu ponio Dovilė žiūri, tai neįsižeiskit. Nesakysiu, kas čia. Žodžiu, vienoj karavanų grupiai. Aš ten papostinau, kad darysiu karavaną, jeigu įdomu. Tai jinai pakomentavo, kiek jau ten sakė, 4. ar 5. serija apie nieką. Tikėjomės naudingų patarimų, o čia tipo iš tuščio į kiaurą. Ai, ne, jinai sakė, ne 5. serija, 2 mėnesį, man atrodo, taip sakė. Ar aš susilaikiau neatrašęs? Ne. Aš atrašiau, jeigu aš kažkieno lūkesčio nepateisinau, tai yra ne mano kaltė. O žmogaus, kuris susikūrė lūkestį, nepagrįsta. Nu, ilgesnis ten biški komentaras buvo, neslėpsiu. Dar biški ir patraukiant per dantį, bet, nu, vat principė taip yra. Žmonėm atrodo, kad jeigu jie ten įsijungia YouTube'ą ir paspaudžia ten, net nepaspaudžia turbūt to laiko, tai jiem atrodo, kad jau čia jie turi teisę iš tavęs kažko reikalaut. Jeigu tau nepatinka, nu, tu nežiūri, ar ne? Tokią praktiką taikau jau kurį laiką. Būna vis tiek internete, nu, daug to šūdo, daug tų nesąmonių ir
laikas nuo laiko aš irgi pamatau kažką, nu kas mane tiesiog, nu atrodo, labai traukia parašyti komentarą, aišku, blogą. Ir ne kartą esu parašęs tokį komentarą, bet nepapostinęs. Tokią taisyklę savo įsivedžiau, kad jeigu nieko naudingo su tuo savo komentaru tu net neši, tai nepostink jo. Nu kam? Čia kad savo kažkokius tai asmeninius padengti dalykus. Nu kam? Kam to reikia? Tai kol kas gerai sekas visai man. Nes sakau, jau ne vieną kartą buvo, kad labai norėjau, bet susilaikiau. Ir didžiuosiu savim. Aišku, nesakau, kad visi turi tik tais girt. Bet tas, kritika ir trolinimas, yra skirtingi dalykai. Tai ta kažkokia pozityvi kritika, jinai yra gerai. Kažkoks pastebėjimas, kad, galima daryti ne taip. Ar dar kažkas, bet kai, žmogus, tu akivaizdžiai matai, kad rašo tiesiog, nes, jam noris parašyti kažką tokio įkast. Ne, susilaikykit nuo to. Turiu pripažinti, mane nustebino žmonių, kaip čia pasakyti, žmonių reakcija į mano tą piktą epizodą, taip pavadinkim. Nes šiaip galvojau, kad gausiu daug tų tokių komentarų, kad ko čia verki, myžniau ir panašiai. Ne velnio taip nebuvo ir, tiesąkant, nustebau. Tikėjausi tokio ganėtinai tipinio lietuvių požiūrio. Bet to nebuvo. Ir tas labai, smagu. Kur užsibrėžiai? Duhetų. Durnelė, va. Dažnas klausimas, ar pjauna, ar nepjauna skilas. Pjauna, tik tais su šitu disku aš pistelėjau į armatūrą. Tai diskas jau ne pats geriausias. Dabar irgi va šiandien atvažiavau ir lietus lijo. Ir man tokia mintis, manau, visai gera šovė į galvą. Dabar aš būčiau su kokiu festūliu. Arba devaltų kokiu ten jau. Ar aš labai norėčiau tempti lauką tą įrankį ant lietaus. Labai abejoju. Kaip bebūtų, tarnaut turi ne žmogus, ne daikto. Daiktas žmogui. Jo labiau, jeigu kalbam apie įrankį. O čia gaunasi, kad tu nusipirki, bet gaila. Belė kiek mokėjai, išeis į lauką, sulis, sušlaps, ten suges ir kas tada naują vėl pirksiu už belė kiek. Su šitais įrankiais, aš dirbu, ta prasme, aš nežiūriu, lyja, nelyja, purvina, nepurvina. Aš nemėgstu, žinot, ten USB plokščių asai visokie ir panašiai. Kai esi baltarankis, tai jo. Ir yra jisai pasakęs, tarp kitko, USB plokščių asas, man čia rašė vienas pažįstamas. Sako, žinai, kad jisai sakė, kad pamatysi meistrą su skilu, vyk lauk. Aš tai sakyčiau kitaip, pamatysi susireikšminusi gandoną, tai vyk lauk. Bet tas momentas yra, kad žmonės linkę vertinti dažnai pagal rūbą. Ir čia norėčiau pakalbėti apie kitą momentą iš karto, apie kurį praeitą seriją norėjau pakalbėti. Patraukiau ne metrą, o metrą pem. Nes praeitą kartą per tą tokį skubėjimą, per nepragalvojimą biškį per mažai, nes 3,8 yra iš lauko, tai čia mažiausiai gerus 2-3 kvadratus galima numest, skaičiuojant vidų. Tai viduje gaunasi iki 3,5 tik tais. Tai principė 15 kvadratų turim. Tai 1,5 čia yra rėmas, tai vidaus pasidarys tik tais kokią 12-13 kvadratų. Tai ir gaunasi viskas, kažkaip taip. Tai ką norėjau pakalbėti. Gerai, prisėsiu, jau daug darbo padariau. Vėlgi gavau komentarą. Jei neklystu, ten buvo, kad belia kaip neįdomu, ar ten kažkaip belia kaip nuobodu žiūrėti. Spėju, kad ten parašė kažkoks jaunuolis arba suaugęs vyras, kuris vis dar žaidžia su kompu daugiau negu jo vaikai, arba jis iš vis vaikų neturi ir tiesiog sėdi žaidžia su kompu kiauras dienas. Tai aš, būdamas suaugęs irgi vyras, pasidomėjau, kas yra įdomus YouTube turinys. Eina velniop. Čia žiauru. Ta prasme, mano amžiaus vyrai kuria
turinį 12, ten 10 metų vaikam arba mažesniem. Viskas aišku yra dėl to euriuko, bet aš negalėčiau. Man turi būti įdomu. Tasme, jeigu man dabar čia reikėtų šokti TikToko šokius arba dar durnesnius dalykus daryti, aš tai nenorėčiau. Tai vat, apeliuojant į tą frazę, kad ant kiek neįdomu, tai sorry, jeigu kažkam neįdomu, visada galit nežiūrėti, bet aš vardan to, kad būtų įdomu, tikrai nežadu daryti to, kas yra absurdiška iš tikrųjų. Tai va, ir kitas momentas, aš kalbėjau čia visai nesenai su artimu žmogum, man yra 34 metai jau beveik. Ir aš jau gyvenime esu etape, kai jau noriu, kad prie manęs taikytųsi. Vaikystėj, paauglystėj, jaunystėj mes turim taikytis prie visko, ar ne? Prie tėvų, prie brolių sesių, prie darbdavio, prie trenerio ir panašiai. Jau šitam amžiaus tarpe jau nori, kad viskas persiverstų ir jau dabar taikytųsi prie tavęs. Tai, tarkim, ir kalbant apie turinį, aš verčiau turėsiu mažiau žiūrovų, bet mane žiūrės tie, kam aktualu, negu taikysiuos prie to, kas yra dabar aktualu rinkai ir parsiduosiu vien dėl to, kad būtų peržiūrų. Aišku, turiu taikytis prie tam tikrų trendų filmavimo, prie tam tikrų trendų montavimo ir apsai prie tam tikrų taisyklių YouTube'o ir socialinių tinklų, bet jau norisi išlikti autentiškam. Kitas tada turbūt momentas eiti į aną pusę susisukti. Jo. Kaip pasakytų Marijonas Vitavičius, susigrįžiau ir čia polius, nefilmavau, kai grįžiu. Nes ir kamera išsikraus paskui, nieko įdomus, tas pats per tą patį. Pasigaunu vėl aukštį. Tas gerai. Tas irgi puikiai. Noriu visi, kad būtų taip, kad jeigu reikės, aš jį galėčiau pastumbiškai ten ar ten. Iš šonus man jau stumdyti kaip ir nereikia. Jeigu reikės stumti, tai tik tais pirmin arba atgal. Garantuoju, ar bus per aukštai. Nes man atrodo, per pusę, jeigu pasukite, apie 1,5 cm gaunas. Jo. Nebent gal susikals biški, nes kadangi išsisuko, ten gal truputį laisvumų yra. Nesitikėjot, kad iš čia išlysiu. Gerą čia, nepavariau. Bandom. Plemba, gal biški ir kalas. Puikiai. Viskas. Turim kuolų atramas. Per vidurį aukščiausią, ne? Turim 228. Nuo karkaso apačios 228. Tai reiškia, šitoj vietoj, jeigu aš noriu pakelti stogą per 20 cm, tai reikia, kad čia būtų bent, 250. Bet 20 cm biški mažok. Per kokius 25 reikia pakelti. 20 cm vien šiltinsis. 20 cm vien šiltinsis. Tai ką aš išneku, taigi gegnės 15, tai aišku 15 ir paskui dar sudėsiu 5 tukus ir suskersuosiu, kad persidengtų. Tai gerai, tai 21 tas, paskui dar kažkom uždaryti reikės, tai 25, tai net nepasiaukštins, jeigu 25. Ne, tai jeigu 25, gerai, viskas gerai. Jo, viskas gerai. 2 pem darom. Krašte 2 pem, ten bus kokie 3-2. Tai principai, jeigu mes 2 pem čia pakeliam ir dar ant viršaus gegnę, tai mūsų stogas jau gaunasi nebe 2 pem, 2,7. Tai kaip ir normaliai. Čia va biškai pasikels. Tai gerai. Gerai, darom 2 pem. 2 pem iki karkaso apačios, ne? Gerai. 3-3 čia, tai 2,85 darom. Nebus per aukštai? Pala. Ne, viskas gerai. Viskas gerai. 2,85. 2,85, jeigu darom kolonas, mano kaip tik kolonos yra po 6 metrus, tai realiai iš 2 balkių aš padarau 4 kolonos. Ir bus labai gerai. Bus labai gerai, labai gerai. Gerai, 2,85. Taip. Neapsižiūrėjau
Vieną balkį labai negražų pasiėmiau. Visai gerai, kad mums vieno net nereikės. Ta panaudosiu kažkur. Šiaip tai tas negražų, tai man iš tikrųjų visai nemaišo. Nes tas negražumas visai gražus netgi savotiškai. Bet biški per daug įskilęs, tiesiog tvirtumas, aš manau, jo biški sumažėjęs bus dėl to skilimo, tai aš jį kažkur panaudosiu, bet ne čia. Skilo staklės šitos. Šiaip tai viskas jom gerai, jos pjauna puikiai, tik vienas minusas, taip įvardinčiau, ne minusas, gal būtų momentas, lazeris. Lazeris padarytas labai kažkaip neprotingų vietoje arba neprotingų būdų, kadangi aš nesu technikas šitų įrankių, tai negaliu įvardinti priežasties, bet visą laiką apsineša pjovinom. Pavyzdžiui, nusivaliai, porą pjovimų ir viskas, lazeris užsineša ir nebesimato. Bet aš jo nelabai ir naudoju iš tikrųjų. Gerai, atsinešu katuškę, būgninį prailgintuvą ir tada atsipjaunam. Šiaip žiauriai laukiu, kol tas kolonas pastatysiu, čia tokia visiškai man, manau, gimė netradicinė idėja. Bet man atrodo, turėtų labai gražiai atrodyti, kai jau apsidirbs viskas. Eba, kaip čia dabar tave perkelt? Gal perkelsim. O, taip. Taip ir va taip. Va, taip. Tada pasiimam kampainį, nes man atrodo, iš vieno nenupjaus. Neatsimenu. Retai tokius pjaunu. Didelius. Čink. Čink. Ja, baba. Oho. Taip. Taip. Turiu tokį stalą. Bet pagalvojau, kad, kam man tas stalas? Nereikės čia mane. Ir būtų labai pasitarnavę. Paimk ir normaliai pasakyk, ne, tipo sutaupysi čia laiko, va, neimsiu stalo, tai bus. Ir kas iš to, va, dabar nesąmonė čia, haltūrink. Nepasikiši, nulūši, ruostėsi. Užauksiu aš kad nors ar ne. Dabar irgi, blėd, nepasiėmiau stalo. Ir ką, ir pjaustysiu kaip debilas, va taip pasidėjęs viską. Kur smegenys yra žmogaus suaugusio, aš tai nesuprantu. Stogą reikėtų daugiau prakišti. Va, kažkas tokio, na. Šiaip tai aš galėjau ir gulšius juos dėti. Nors plemba, čia stoikių mažai. Ten gulšius sudėsiu. Stoikių mažai, tai paskui nieks nelaikys. Būtų paprastas karkasas. Kas tos šiam, jeigu stoikės, tai kaip ir nereikia šitų stačių dėti. Bet dabar tai turbūt reikia. Opapa. O čia, opapa į mokyklėlę. Blin, per aukštai aš čia tą stogą darau. Per aukštai. Matysim. Dabar tai atrodo biški per aukštai. Ką susigaudžiau irgi, kad mano varžtai yra visi per trumpi, kad statmenai sulystų į koloną. Tai dabar gaunas toksai, kad aš tiesiog susitvirtinu bendrai tą konstrukciją. Kada čia dabar atvažiuosiu, nežinau, gal ryt. Ryt atvažiuodamas pasimsiu rimtų varžtų. Ir tada susisuksiu normaliai. Dabar svarbiausia man buvo surinkti viską į vieną. Turim vieną kraštą. Dabar reikia į tą pusę tą patį padaryti. Porą stoikių. Dar šių dėl tvirtumo gal iškart reikia šaut, kad neatverstų. Kadangi nėra dar konstrukcija tarpusavy surišta.
Geriau apsisaugot. Į vidų nenukris, gali kristi atgal. O kad tvorą nuverstų nesinorėtų. Pats stačiau, blemba. Gaila būtų. Taip. Ir taip. Viskas. Turim šitoj pusėj plius minus konstrukciją. Kom labai džiaugiuosi, turiu pripažinti. Pasistatysiu porą stojkių. Pasižiūrėsiu, kas gaunas. Blemba, aš bijau, kad biški būsiu prauksnės ana pusė per daug. Ir ko pasiekoju, man čia bus jau per aukštai. Tai noriu pasistatyti porą stojkų, užsimest skersinį ir tada matysiu realią situaciją. Ir matysiu, ką gegnės man rodo. Tai bandom. Matysiu su gegnėm situaciją, tai vat vakare biški pasvarstysiu, kaip čia gudriau daryti, jeigu kartais man kažkas čia neišneštų. Bet, kad galėčiau mąstyti, man reikia įsivertinti tą situaciją realią. Apšik mat, namai turbūt žemesni būna. Aišku, nu čia mes turim dar... Nu, pabandom, bet man atrodo, kad čia bus pizda. Jeigu žiūrint į paprastus tuos trikampius stogiukus, nu jie visi aukšti belio kaip. Laikykis, laikykis. Darysim tokį mes čia. Girdžiu, gegutė kukuoja. Bet jau šiemet girdėjau. Ir pabarškinau centais, kas be ko. Nu va, jau nenukris. Kol kas. Kol kas nenukris, bet... Nesąmonė. Čia nesąmonė. Šlaurinė, nu kam tu tą suktuką nusinešė, idiotė tu? Kaip galvojat, gegnės mano išneš? Kažkaip turiu rimtų abejonių. Kaip aš iš viso skersinių užmėsiu? Nu, čia nesąmonė, kaip aš skersinius uždėsiu? Tu turnas. Palat, reikia iš karto sukt. Dar vieną rim man gegnę čia. Nebesvaigt, va. Taip, ir dėt gegnę ir žiūrėt, ką čia rodo. Aha, bet čia kaip ir sakiau, užtenka ir lietvamzdžiui iškiršt, bet čia nieko neužsideda. Jo, šiaip tai nėra per didelis tas nulis, bet reikės mažinti. Reikės mažinti per kokią 20 cm. Nu, kristoj. Nu, kristoj. Šiaip tai nuolydis tai nėra per didelis. Nuolydis tai geras, netgi skaičiau ir mažok. Nu, kaip mažokas. Bet reikia mažinti. Nu va taip atrodo iš šono. Tai iš tikrųjų to nuolydžio čia tikrai nieko nėra. Realiai, jeigu sniegas ar kažkas, tai nu, aišku, dar čiut galėčiau tą galą iškišti ten. Bet blemba, labai nedaug lieka to. Būtų gražiau, aišku, dar, bet... Tai va tokie va reikalai. Šitą tada dabar nusiimu, gegnę. Ir tada rytoj atvarau, nusiimu šitą viršų. Nusipjaunu kokią... Na, jaučiu tos... Iš tikrųjų jaučiu ir pjausiu va iki čia kokie 30 comų nurieksiu. Realiai čia gerą pusę metro aš pakėliau, kas tikrai nėra būtina. Tai 3 numušu, per 20 pasikels stogas pilnai užtenka. Net ne per 20, ką aš čia svaigstu. Daugiau. Nu tai va, žodžiu. Ir tada tas biški pažemės, nes, nu, biški per aukštai. Aišku, kai viskas susirinks, turbūt gerai čia atrodys. Aišku, galėčiau gegnės jungt. Iš 3 padaryti 2, va taip galėčiau daryti. Krenta. Kažkas lūžo. Nieko nepadarysim. Būna. Gerai, kad ten kameros nebuvo. Svarbiausia gegnė sveika. Ai, nulūžo to skersinuko galas. Dzin. Tai va, tokie va reikaliuksai. Tai tada taip ir darau. Važiuosiu rytoj. Ir kažkiek gal netgi stogą susirinksiu. Gal ir susirinksiu.
Bet kaip čia aš tą stogą surinksiu, net nežinau. Aš nepasieksiu. Oras, mes turim vasarą už 2 savaičių. Čia Sibire kažkokiam gyvenam. Nu ką tada, viską išsiaiškinam. Manau, tokie epizodėliai va ir bus. Nauja diena, tie patys darbai. Lietus lyjo vakar, lyjo naktį ir praneša, kad lys šiandien. Super. Už 10 dienų, gerai, už 12 dienų turim vasarą. Bet vasaros net kvapo nėra dar iš tikrųjų. Tęsim su tuo, kuo užbaigėm. Ko aš čia daros? Nusprendžiau 2 dalykus. Tai pirmas dalykas, ilginsiu gegnes. Galvojau vakar biškelį, ne? Toj paimu stalą ir pratęsiu mintį. Vakar buvo priimtas sprendimas ilginti gegnes. Ilginsiu metrų. Kodėl metrų klausėt? Todėl, kad vėlgi laukiu dar atsakymų iš bičiulio stogdengio. Turiu labai gerą draugą stogdengį. Kartu su juo tarnavom, kai buvom šauktiniai. Tik aš paskui likau profesionalu, jisai išėjo. Bet toliau bendraujam iki dabar. Ir užklausiu jo dėl pačio gegnių tvirtinimo, sujungimo. Tai laukiu dar atsakymų. Vis tik sekmadienis turbūt žmogus į mišes išėjęs yra. Ja, į mišes. Tai laukiu atsakymo. Ir jeigu patvirtins, tai darysim labai paprastai. Čia 6 metrų gegnė. Atsipjaunu 2 metrus. Nu, mano planas toks. Nežinau, ar patvirtins. 6 metrai, 2 metrai. Metrą užleidžiu ant 6 metrio, metrą palieku. Suklijuoju klijais poliuretano, kurių berods turėjau. Greičiausiai neužteks susukti tik paprastais medsraigčiais arba sukalt vinim. Reikės turbūt nusipirkti varžtų tų tikrų M8, M10 ir tiesiog 4 pum. Suklijuota, susukta su tais varžtais, suveržta ir aš manau tikrai laikys. Bet norisi vis tiek, taip vadinkim, eksperto patvirtinimo. Tai planas toks. Yra daug būdų, aš čia biškelį tikrinaus, tai yra vienas iš būdų, kai turim kitą gegnę ir tada su OSB plokšte taip sujungi, tada iš abiejų pusių dedi OSB plokštę, lygiai taip pat ant klijų, klijais čia, OSB plokštę ir lygiai taip pat varžtais. Toks būdas, paskui kitas būdas yra, kai pjauni kampu šitą ir suleidė. Ir dar yra netgi būdas, kai šitą įpjauni taip, tarsi šitą padarai patelę, iš šito padarai smailų patiną ir tada taip suleidė. Bet čia, man atrodo, ne. Aš noriu naudoti šitą, paprasčiausiai. Pum. Pagrindinė dėl to, kad aš prakišu tik metrą ir ten negaus labai didelio laužimo. Rokai, blemba, Vilnytų. Neatrašoma. Gal norėtųsi ilgesnio tik tais stalo. Devalto mačiau yra. Skilas jau čia neturi. Bet užsisakysiu kiauožius. Pasistatei dar ir tada viskas bus gerai. Nu. Ir opa. Ir va tokio aukščio bus vis tik mūsų siena. Tai va, tai norisi šiandien šitą sieną surinkt. Ir tada dar gegnių užmėtyt. Va taip, po biškutį. Antas teoriškai reikėtų kas kartą, kai va paimu kažkokį pagalį, prieš nupjaunant tą nereikalingą galą, prieš matuojant ilgį, turėčiau nusikalibruoti vieną iš galų, nes nu vis tiek, ten nebūtinai 90 laipsnių, taip 100% atpjautas tas galas, ar ne? Tada žinočiau, kad pjūvis jau tikrai 100%. Tada dėti metrą, matuoti matmenį ir pjauti. Ir taip abu galai būtų idealūs.
Ar man to reikia? Nope. Ne, nereikia. Ar turiu pakankamai varžtų? Ne, neturiu. Kodėl neturiu pakankamai varžtų? Nes aš kepalas. Aišku, šitas būdas yra sudėtingas. Nes kadangi neturiu jokio stalažo, tai čia man dar nežinau. Nes aišku, patogiau būtų tiesiog susirinkai ant žemės sieną, bet vėlgi čia pas mane kalnai, kalneliai, neligumai. Tada neturėsiu aš, kas čia man ateis, padės pakeltą sieną. Čia svoris jopčik tararai bus, tai atrodo, juk visi matmenys tokie vienodi. Tai pjauk iškart po 3 kokias. Nors aš ir nesu labai jau ten toks pedantas, tai padinkim. Bet nesinori labai nugribauti. Jo, man atrodo, klausimas buvo, ar bus kitos serijos rėmėjas. Aš net suglumau, kas turim omeny. Paskui tik tais kažkaip pradėjau galvoti, kad jo, taigi būna per teliką, kai laidos, tai ten būna, pavyzdžiui, šį epizodą remia. Ko čia klykauja? Tai pas mane dar nėra epizodo rėmėjų. Stasys Povilaitis. Dievas nusineša tave. Sorry, iš karto visiems sakau, kas nemėgsta žmonių, kurie dainuoja ir niūniuoja, tai ne ten pataikėt. Ties durim, ar nereikėtų 2 statyti, dabar galvoju. Turėtų būti dar 2 greičiausiai. Pasidariau durų angą. Durų angą dariau 9,5, nes durys dažniausiai vaikščia 8,5 ir 9, va taip. Tai pasidariau biškį didžiąją pusę. Ir jeigu ką, užsipūsiu montažiniam putom. Dabar reikia man lipt. Lipt neturiu ant ko. Tai dabar galit daryti totalizatorių. Susižeisiu ar ne, nes aš darysiu va tokį triuką. Kol dar neužlipau, davai parašykit komentarą. Labai susižeisiu ar tik biškį? Dabar atsargiai nulipam. Aš čia įsidrasinsiu, pamatysit čia. Lakstysiu tom kopiečiam. Ir kaip sakiau, kai įsidrasinsiu, tai ir nusiversiu chuj. Baby, you're priceless. Nežinau, kodėl aš čia galvos skamba. Nu, visai čia gerai viskas. Ką tik vėl nufilmavau, kaip šneku. Va taip padaręs ekraną, vertikaliai. Nes visai nesenai filmavau Instagramui irgi statmenai. Žodžiu, kadangi lietus toliau lyja ir neplanuoja nustot, tai renkuosi įrankius, kišu į mašiną. Ne, tiksliau kišu į namelį, nes lietus tik stiprėja. Suktukui nieko neatsitiks, o šitus kišu į namelį. Susipjauščiau stojkės, tai ką dabar padarysiu, susimetu likusias stojkės, užsimetu skersinį ir dar porą gegnių. Gegniam klijai, kuriuos aš naudoju, ne visai tinkami, ne 100% tinkami, iš principo tai yra geriau negu nieko, bet reikėtų naudoti poliuretaninius klijus. Pas mane yra arba lipalas, taip liaudiškai tariant, arba montažiniai klijai apšiltinimui. Tai tie montažiniai aišku geriau negu nieko, bet geriau poliuretaniniai. Tai dabar aš dar 2 gegnes susikonstruosiu su tais montažiniais. O likusiom, iš viso pas mane bus 19, ne, 21, nes dar iš galų. Tai likusiom 18, aš jau pasidarysiu taip, kaip reikia. Ir tai, kad aš kelias padariau be poliuretaninių, tikrai nieko neatsitiks, nes iš principo, vėlgi, jau turbūt daug kartų sakiau šitą žodį, junginį žodžių, iš principo, kai prailgini tik metrą, neretai chebra, kalbėjau vėlgi su savo stogdengių bičiuliu, neretai chebra iš vis neklijuoja, tik gerai sukala su vinim. Tai viskas laikys, tarnaus ir tikrai ilgiau negu aš ar dar kas nors naudosi šitų namelių. Jungiu
muziką, nes kai kalbu negaliu klausyti muzikos. Tai leidžiu timelapsą, jeigu neprasuksit, ačiū, kad žiūrit. O po timelapso dar pakalbėsim apie pinigus, apie sekantį epizodą ir jo planus ir gal dar ką nors. Žiūrim, kaip viskas greitai susideda ir pakyla. Nu ką, dar vienas etapas padarytas. Labai norėjau sudėti ir gegnės dar per šį savaitgalį, nu čia pradžią savaitgalio. Bet šiaip, manau, visai neblogai. Visai neblogai, turėkim omeny, kad vienas žmogiukas, 2 rankelės, tai neblogai. Stogas yra apskritai mano vienas toks iš kriptonitų, taip vadinkim. Kriptonitas, kas nežino, tai yra akmuo, kuris buvo vienintelė Supermeno silpnybė. Tai stogas yra mano silpnybė, nes tiesiog, nesu aš jų daręs, sandėliukų tai kažkaip dzin, o čia biški jau sudėtingiau. Ypatingai, kai capot reikia, įpjovinėt, tarkim dabar gegnės reikės įpjaut, kad jos gražiai atsisėstų ant sienos, ne? Tai va ten iš vis man jau sudėtingi dalykai, nors nieko ten sudėtingo. Tai žodžiu, va toks planas yra. Dabar pinigėliai, pinigai. Tai visai, ne visas naudojau, dar truputėlis liko, bet imkim, tarkim, šitą sieną 300 eurų. Mediena. Kalibruota, impregnuota C24 Campaign 95. Tada buvo kolonos, išleidau 70 eurų už 3-6 metrų 10x10 impregnuotus balkiukus. Tai va vienas dar liko, manau tikrai rasiu kurį panaudot, greičiausiai terasą, kai statysiu terasos stoginę, aš jį panaudosiu. Ir tada varžtai, varžtus mokė vežį pirkau, varžtam išleidau 40 eurų. Tai pirkau ir ilgesnių, ir trumpesnių, dar ten biški liko, tai jo, šį kartą biški jau daugiau paišlaudauta. Tiesa graštas uždėsiu tiesiog nuomos kainą, nes tikrai nesimenu. Ir viskas, turbūt šitam epizodui. Daugiau lygtais niekur nenaudojau. Reikėtų, aišku, nepamiršti, kad įrankius, tokius nivelyras rotacinis, su kuriuo susigaudžiau polio aukščius, aš turiu. Jums reikėtų nuomotis turbūt. Aišku, viską galima ir su gulščiuku. Realiai, tikrai galima su gulščiuku. Aš Danijoje, kai dirbu, tai ten hebra 100 kvadratų trinkelių. Netgi su gulščiuku gaudos nivelyras mašinų guli. Jis sako, man tai patogiau. Čia kolega turėjau. Patogiau. Ir viskas ten susigaudo. Daugiau žaidimo, aišku, bet susigaudo. Tai kad neišlaidaut. Ir tiek. Buvo sunku, tikrai nebuvo lengva pasitasyti ypatingai su gegnėm. Tiek ir stoji. Bet viskas pasidaro. Tai va, savaitgalis visai produktyvus, aš visai patenkintas. Judam. Aš manau, kad judam po truputėlį. Labai mane džiugina jūsų įsijungimas, labai mane džiugina peržiūros. Ir darom toliau. Ačiū, kad žiūrit. Iki sekančio epizodo paspauskit subscribe mygtuką, jeigu dar to nedarot. Paspauskit laiką ir pakomentuokit, kaip jums atrodo ta karavano eiga ir ateitis. Ačiū ir iki sekančio.